Labas vakaras. Šokėjo Deivido Meškausko ir aktorės Inetos Stasiulytės meilės romanas iki šiol buvo didžiausia paslaptis. Apie savo asmeninius santykius jiedu nekalbėjo. Tuo tarpu pramogų pasaulio užkulisiuose apie juos sklandė patys įvairiausi gandai. Susipyko, išsiskyrė, slapta susituokė, o gal Deividas pamilo savo naująją šokių partnerę. Atviras Deivido ir Inetos interviu šį vakarą nustebins visus. 3 metus slapčia kunkuliavę jausmai pagaliau virto grandioziniu projektu ir padėjo praturtėti. Ar šokėjas Deividas Meškauskas apsuka galvą visoms, su kuriomis šoka? Ar iš tiesų jį žavi ne bendraamžės, o daug vyresnės moterys? Kaip klostosi Deivido santykiai su buvusia mylimąja Rūta Ščiogolevaite? Ar jis bendrauja su sūnumi? Ir kodėl niekaip netyla kalbos, kad Deividas ir dėl jo savo gyvenimo draugą garsųjį tango mokytoją Eduardo Gimenezą palikusi aktorė Ineta Stasiulytė jau išsiskyrė? Tokie ir panašus klausimai kurį laiką sklando pramogų pasaulio užkulisiuose. O kartu jokių atsakymų nedalinantys Ineta ir Deividas dar labiau kursto kalbas apie pradingusią meilę, aistrą, neįsipildžiusias svajones ir amžiaus skirtumą, kuris neva ir buvęs pagrindinis trikdis jų dviejų santykiuose. 7-8 metai, aš manau, nėra didelis skirtumas. Jeigu viskas žmonės sutampa, jiems yra gera kartu, tai kas čia tokio. Ir negaliu pasakyti, kad mane traukia vyresnis. Negaliu tai pasakyti. Man tiesiog taip atsitiko gyvenime. Aš manau, tai tik sutapimas. Aš visą laiką sakydavau, kad vienai draugiai, kuri dažniausiai su jaunesniais, aš sakydavau, tu iš proto išėjai, ta prasme, tau yra kažkas negerai ir tu esi nenormali. Čia pasiteisina taisyklė, kad geriau šitaip nešnekėti, nes gali viskas apsisukti ir teks pačiai tai patirti. 31 metų aktorė, serialų žvaigždė Ineta Stasiulytė ir 8 metais jaunesnis šokėjas dar labiau stebimi tapo tuomet, kai vienoje televizijos laidoje žinoma astrologė pareiškė: Deividas greit įsimylintis vyras, kurio laukia nauji jausmai. Be to jis neva dar nesubrendęs rimtiems, stabiliems santykiams ar ketinimams kurti šeimą. Tačiau praėjusią savaitę į paviršių netikėtai išlindo visiškai kitokia tiesa. O bendrą gyvenimą ir ateities planus liepusi pora pagaliau išdrįso papasakoti tiesą. Va, sakiau? Tačiau prieš pradėdami atvirą pokalbį apie Deivido ir Inetos jausmus, pirmiausia, jūs kviečiame ten, kur vos prieš keletą dienų rinkosi visos pramogų pasaulio žymybės. Vilnius – centras. Svarbiausia sostinės arterija vadinamas Gedimino prospektas. Prestižinė ir žinoma itin brangi vieta. Būtent čia duris atvėrė Deivido Meškausko ir Karinos Jeremian šokių studija. Taigi milijonieriaus Antano Guogos simpatija vadinama šokėja ir Deividas tapo partneriais. O naujų patalpų atidarymas virto tikromis iškilmėmis. Turėti tai, ką matote, svajojau nuo mokyklos laikų, sako populiariuose televizijos projektuose išpopuliarėjęs 24 metų šokėjas. Žiūrėjom šitas patalpas, jos buvo pradžioje, aišku, labai baisios, bet atidavėm paskutinės kelnes, bet įrengėm, stengiamės ir įrengiam, aš nežinau, manau, neblogas rezultatas. Palikom viską, kas priklauso senamiesčiui, net ir grindų nedarėm ten kažkokio labai gero parketo, nedarėm modernaus interjero, palikom viską, darėm kuo šiltesnė, kad kuo būtų mažiau panašiai ofisai. Milžiniška prabangi salė, jauki namų aplinka. Viduje kiek įmanoma daugiau autentikos. Už langų gražiausi senamiesčio vaizdai. Iš karto aišku, kad visa tai verta daugiau nei milijono. Deividas neatskleidžia, kiek pinigų jis ir Karina investavo į naująjį verslą. Tačiau tikina, jog apleistų patalpų prikėlimas naujam gyvenimui ne tik statybininkų, restauratorių ar interjero dizainerių darbas. Įrenginėdama šias erdves, Deividas pagaliau išmoko valdyti plaktuką ir klijuoti tapetus. Viso to iki šiol nesyk nebuvo daręs. Daug mes su Karina įdėjom čia pastangų, sakau, ir tapetus klijavom, ir užuolaidas darėm, ir karnizus patys prisukom, ir lemputes, visas apšvietimą dėliojam. Aišku, reikėjo ir meistrų pagalbos, kurie sutvarkėm sienas, lubas. Pusę kambario išklijavom kartu su Deividu tapetus, pusę persirengimo kambario. Tai va tiek ir prisidėjau. Ten visokie plintusiukai, visokie ten tokias smulkios detalytės, kurios labai vis tiek svarbios, iš to visuma ir susideda, nes jie labai stengiasi, kad čionais būtų jauku, kad čionais būtų atgaiva.
Kalbėdama apie vietą, kurioje šokėjas buvo pradingęs ištisus mėnesius, Ineta nepasako nė pusės blogo žodžio. Tai, kas svarbu Deividui, svarbu ir jai. Iš praėjusių nepavykusių santykių Deividas su dainininkė Rūta Ščiogolevaite, o Ineta su tango mokytoju Eduardu Gimenezu į dabartį jie atsinešė patirties, iš kurios mokosi kiekvieną dieną. Pirmoji taisyklė – nesipykti ne tik tarpusavyje, bet ir nepaviduliauti dėl to, kas buvo. Štai Deividas prisipažįsta, kad jokių problemų su Rūta dėl sūnaus auklėjimo tikrai nekyla. O Ineta nejaučia, kad šalta ar netgi arogantiška kartais pavadinama Rūta Ščiogolevaitė jos konkurentė. Aišku, mes nesusitikinėjom ir negeriam kavos ten kartu. Bet aš manau, kad jeigu aš paskambinčiau ir sakyčiau, Rūta, einam išgerti kavos, tai aš manau, kad jinai neatsisakytų. Bendraujam gražiai, o kam būti priešais? Šeima yra šeima, atsitinka tam tikrų problemų, priežasčių, dėl ko jinai išyra, bet paskui, kai ne kartu, tai nebėra priežasčių, dėl ko pyktis ir būti priešais. Prabilęs apie televizijos studijoje užsimezgusius, vėliau meilę virtusius santykius su Rūta, Deividas tvirtina, nepaisant visų konfliktų ir skyrybų, tie jausmai širdyje paliko neišdildomą pėdsaką. Auga sūnus ir su Adomu jie vis artimesni. Jisai jau nebemažas, galim ir kino teatrų nueiti ir jau vasarą ateina ir su dviračiu, manau, jau lėksim ir kamuoliu paspardysim, jam viskas patinka. Labai yra stiprus ir, kaip čia pasakyti, mėgstantis aktyvią veiklą, labai energingas, stiprus ir manau, su juo bus linksma, kai dar bus didesnis. Galvoju, kad futbolą lankysim abudu, ne tik dabar aš vienas. Dabar prasideda labai graži pradžia, tokia tėvo pradžia, kai yra labai didelis noras susitikti ir labai didelis noras būti ir vat vieną dieną buvom visi kartu, keturiesi ir su Upe, ir su Adomu ir buvo labai gražu stebėti, kaip jisai prilipęs prie jo daro viską, ką jisai pasako. Ta prasme, net kantrybės nereikia, nes buvo toks didelis noras ir sėdėjo ir skaitė ir tą galvytę glostė, prisiglaudęs. Ta prasme, tai tokia labai graži pradžia. Praeitis yra ir jos nereikia nei trinti, nei išsižadėti, sako Ineta. Jau išmokusi neimti giliai į širdį gandų apie buvusius Deivido santykius ar nuolatos jam primetamus vis naujus romanus. Praėjusiais metais, kai su verslininkė Danguolė Stachūra, jis ir vėl sukosi šokių projekte, visų akis į juos smigo su didžiausiu susidomėjimu. Iš pradžių buvo Rūta, paskui Ineta. Nejaugi trečias kartas nemeluos ir šį sykį. Ineta prisipažįsta, išvydus aistringus Deivido ir Danguolės šokių širdyje nesykį kirbėjo pavydas. Tada stengiuosi suprasti, pavyzdžiui, kaip jisai jaučiasi, kai aš scenoje bučiuojuos su savo buvusiuoju, pavyzdžiui, ar ne? Yra scena tokia. Tai aš įsivaizduoju, kad aš tai darau, ta prasme, dirbdama normaliai, profesionaliai, atlikdama savo darbą. Ir man tai nieko nereiškia. Tai čia lygiai tas pats. Deividas tikina, faktą, jog net 2 kartus iš eilės savo meilę sutiko televizijos projektuose, nieko nereiškia. Tačiau ir jis ir Ineta prisipažįsta, kad būtent šokiai, repeticijos, bendras tikslas juos dar labiau sujungė, suvienijo, o laikui bėgant gimė jausmai. Jie ir buvo toji priežastis pagreitinusi Inetos ir buvusio jos mylimojo skyrybas. Nors būta ašarų, slogių išgyvenimų, Inetai kaip ir Deividui pavyko išsiskirti sėkmingai. Ir tai yra didelė laimė, turint omenyje, kad auga 7-metė Inetos ir Eduardo dukra. Jisai yra geras žmogus ir jisai niekada nedarys blogo, ta prasme, man. Lygiai taip pat kaip aš jam. Tai yra kaip ir mūsų susitarimas, dėl to, kad mes esam abu, norim turėti gražius santykius dėl upės. Tai yra labai svarbu ir mums tai yra svarbiausia. Visa kita, tai viskas, ta prasme, tai visa kita nulis. Kalbėdami apie savo kasdienybę, kurią iki šiol slėpė nuo aplinkinių, Deividas ir Ineta sako, jausmai gal net karštesni nei buvo anksčiau. Nors žinoma, aktoriai nestinga darbų, jie iki šiol šoka su Deividu, rengia bendras šou programas. Ateityje studijoje galbūt veiks ir aktorinio meistriškumo grupė. Kartu nuo ryto iki vakaro jie nebūna. Tačiau trintis ir bendra buitis, kuri daugeliu kelia žiovulį, Ineta ir Deividui kol kas netapo varginančia rutina. Ta trintis gal netgi dar labiau suartina, nes pavyzdžiui,
tokios nerašytos taisyklės atsiranda. Pavyzdžiui, grįžtam namo ir sakykime, yra malonumas apie tai kalbėtis, ko dar nepadarėm, ką darysim rytoj, tie visi planavimai, visą kitą, kai užgriūna didesni darbai tokie, kur intensyvūs labai. Tada grįžus jau abu sakom, kad, pabaikim tas kalbas, tiesiog ramiai kažką, taip pasisėdėkim ir keičiam temą. Bet rezultate, kai viskas atslūksta, tie dalykai labai suartina, nes galvojam panašiai ir daug vizijų sutampa, sakykime. Deividas prisipažįsta, apsigyvenęs kartu su Ineta, jis atrado ne tik draugę, patarėją, bet ir išmoko daugybę naujų dalykų. Štai anksčiau virtuvės darbų vengė ir nemokėjo, o dabar šeimininkauja su užsidegimu. Lygiai su tokia pat ugnele Ineta daro tai, kas svarbu Deividui. Ir apie jausmus į kalbą kur kas atviriau. Ar esi įsimylėjusi? Žiauriai. Žiauriai. Bet ne taip žiauriai, ta prasme, kaip su rožiniais sakiniais, ne taip žiauriai. Ta prasme, ne taip beviltiškai. Va taip norėjau pasakyti, taip, ne beviltiškai, nes su rožiniais sakiniais, labai realiai ir labai stipriai. Dabar mūsų gyvenime įtemptas, darbingas etapas. Gyvename nuolatinėme bėgime, sako Ineta ir Deividas, dėl šokių studijos atsisakė poilsio dienų ar bendrų kelionių. Tačiau abu tikrai žino, ateis laikas, kai naujoji veikla suksis savo ritmu, o jie galės atostogauti, daugiau laiko skirti vienas kitam ir žinoma, pagalvoti apie bendrą ateitį, kuri, kaip tik abu, tikrai bus, nepaisant blogų kalbų ar piktų intrigų. Mes abu dedam pastangų dėl to, kad nebesinori niekur blaškytis, kažkaip tai, kai yra viskas gerai, tai ta prasme, nebesinori nieko, dėl ko tos pastangos. Tos pastangos yra malonės, dėl to, kad jos yra natūralios. Tai, kaip Deivido tėtis yra pasakęs, kad santykiuose neturi būti pastangų, turi viskas labai natūraliai eiti. Vestuvės planuose yra? Kažkada tikiuosi bus vestuvė. Tai čia nežinau, kaip planas ar ne planas, kaip pavadinimas.